Tikrai žinau, kad jūsų daug kreipsis dėl antros pakopos, kaip čia ką daryti. Tai galiu pasakyti vieną tokį niuansėlį, kad kai jūs norėsite išsiimti antros pakopos pinigus, pildysite tam tikrą formą ir jums pinigus gražins po 4 mėnesių. Taip? Po 4 mėnesių. Tai reiškia, kad jūs, jeigu ir esate sukaupę, pavyzdžiui, 10, 20, 30 tūkstančių eurų antroje pakopoje, tų visų pinigų jūs bet kokiu atveju nesusigražinsit, nes dalis pasiliks valstybėje, o dalis jūsų sukauptų pinigų keliaus jums. Ką jūs sukaupėt, kas jums priklausė, o ką davė valstybė papildomai, jūs to negaunate. Teisingai, taip? Aš tik pasitikslinu, kad nenusišnekėti. Kitas dalykas, dėl antros pakopos, kai darysite išėmimą pinigų, pinigus gausite nuo balandžio mėnesio. Tie, kas darysite sausį, kas darysite ten balandžio mėnesį, dar po 4 mėnesių tik tai jums gražins. Tai nedelskite, galvokite, ką norite daryti su antra pakopa, nes turėsite pasirinkimus. Turėsite rinktis arba kaupti toliau, arba išimti pinigus ir investuoti į kitą vietą. Tai pavyzdžiui, kaupiamą į gyvybės draudimą, ką aš esu padariusi jau gan senai, tikrai labai senai ir tikrai nesigailiu, ką pasirinkau dėl antros pakopos. Ir kitas dalykas, jūs galėsite antroje pakopoje susistabdyti įmokas. Ne tik, kad nutraukti visiškai sutartį, bet galima ir susistabdyti. Tai ką noriu pasakyti, kad kiekvienas kaupimas turi pliusų ir minusų. Tik tai kaupiamasis gyvybės draudimas turi tų pliusų didžiausią maišą prikaupęs, nes visų pirma, niekada jums niekas nereguliuos, kokią įmoką norite atsidėti. Niekada niekas nepasakys, norite draudimo ar nenorite draudimą, galim pasiūlyti ar negalim, jūs bet kada galite turėti draudimą ir galite jo neturėti. Taip pat su kaupiamoji gyvybės draudimų pinigus galite išimti bet kada, net nesulaukus pensijos. Reiškia, jeigu jums dabar, kad ir 35, kad ir 40 metų, jūs galite pataupyti pas mus 10 metų ir pasakyti, ačiū, pakaupiau, išsiemu ir važiuoju toliau. Ko negalėtumėt padaryti su antra pakopa. Taip pat prie savo kaupiamo gyvybės draudimo bet kada galite prisidėti asmenų ir juos apdrausti. To, ko negalėtumėt padaryti su antra pakopa. Ir niekada kaupiamasis gyvybės draudimas nenuskaičiuos nuo jūsų pinigų, jeigu jūs susistabdote mokėjimus. Kaip pavyzdys, ar ne, taupote, 3 metai praėjo, tuo metu negalite atsidėti įmokų. Jūs turite galimybę kaupiamajam gyvybės draudime įmoką susistabdyti, kurį laiką nemokėti, atsistoti ant kojų ir toliau mokėti. Taip pat turite galimybę pasimažinti įmoką ir pasididinti įmoką. Kaupiamasis gyvybės draudimas, galiu paprastai pasakyti, jisai sukurtas realiai dabartiniam žmogui, kuris dirba, gyvena ir kartais kai kurie gyvena, nežinau, kas laukia manęs rytoj. Tai būtent kaupiamasis gyvybės draudimas yra apie tai, kad tu turi galimybę ir praleisti, ir didinti, ir mažinti, ir turėti draudimus, ir neturėti draudimų, ir įsidėti papildomą pinigų sumą, jeigu atsirado jinai didesnė, sakykime, ten 500 eurų, 1000, 10 tūkstančių.